šitų grindų aristokratai vaikščiojo, trypė, šoko. Iš tikrųjų, šitom grindim ir yra apie 100 metų, čia yra atkastos originalios, nes buvo 2 sluoksniai ant viršaus uždėti ir vas lengstis naujas apie tai liudija. Ir čia tvarumas, svarbiausias Simai yra tvarumas, iš tikrųjų visame kame, dėl to, kad lengviausia seną išlupti ir išmesti, o seną pritaikyti ir esamam durų, tai yra fantastika. Tu man leiks pasidažyti, gerai. Girsim tave, Simona, girsim. Eglė, susipažinkit. Malonu. Taip, su architektė Simona susipažinom, dabar susipažįstam su dizainerė. Teisingai pasakysiu. Taip, dizainerė paklausiu pagrindinio klausimo, tai ką gero dizaineriuojat? Dizaineriuojam. Tai viską nuo mažų butukų iki didelių objektų. Bet dabartiniai kokie projektai? Dabartiniai. Nu, toks gal turbūt didžiausias dabar šiuo metu, kuo užsiimam, tai yra Jūros 1 gatvėje esantis didelis objektas. Buvęs kalėjimas. Buvęs kalėjimas, jo labai tikrai įdomus objektas ir labai fainas buvo tas pirmas apsiuostymas objekte, kad dar turėjom galimybę patekti tas patalpas, tos rūsius. Tai tikrai toksai vienas iš įspūdingesnių mūsų projektų, tikrai labai įdomi patirtis. Tai va čia toks vienas smagesnių, dar kas labai smagu, tai turim objektą Pervalkoj, tai daugiabučiai, 12 terasų. Tai irgi labai, labai faina vieta, labai smagu važinėti kiekvieną savaitę į objektą, nes tikrai ne kiekvienas turbūt dizaineris gal turi tokią galimybę, tai labai džiaugiamės. Aš duosiu provokuojantį klausimą. Žinai, ką man tas dizaineris, aš jau galiu pats viską susidaryti. Dizaineris. Tas žodis, taip. Tai jau sutaupysiu ir gražiai pasidarysiu, taigi ką, sienas padažau, lubas padažau ir viskas, ir fain, gražu. Tai koks kontrargumentas tą teigia? Tai gal argumentas būtų toks, kad tikrai būna žmonės ateina, pradėję statybą savarankiškai ir ateina ir sako, help, tiesiog reikia pagalbos, nes mes prisidarėm nesąmonių. Ir tiesiog, kas visų pirma, tai dizaineris ne tik gali gražiai sukurti ir brangiai, bet gali ir tikrai patarti, kur jums pataupyti, kur neapsimoka tiek pinigų išleisti, kur tikrai gal geriau nepataupyti, sumokėti daugiau, bet tikrai turėti kokybišką gerą daiktą. Ir turbūt dizainerio gal toks didžiausias privalumas, tai tiesiog patogiai mokam išplanuoti erdvės ir tikrai žmogus neturintis patirties tame. Ne visi turi tą savybę, kad mokėt, prisės gražiai išsiplanuoti savo butą ir ne viską turbūt apgalvoja. Mes vis tiek susiduriam su nemažai klientų, žinom maždaug pobūdį, išsianalizuojam srautus, kas kur vyksta, kur daugiausiai veiksmo namuose vyksta, kur daugiausiai vaikštom ir vis tiek mes turim patirtį, mes baigę tam tikrus mokslus, tai manau, čia ir būtų argumentas. Buvo paminėti dabartiniai projektai, o prieš tai buvę projektai. Kas paliko įspūdį? Tai labai buvo malonu irgi sudalyvauti Klaipėdoje, turbūt toks atpažįstamiausias objektas, tai Old Mill Conference, Old Mill Hotel, tai šitie 2 viešbučiai, tai tikrai irgi buvo smagus procesas atnaujinti visus kambarius, interjerus. Ir manau, klaipėdiečiam gal toks labiausiai žinomas šitas pastatas. Tai... O gal atsimeni, kas ten techninė priežiūra vedė? Mūsų šaunusis Vytenis. Tai labai džiaugiamės ir didžiavomės, kad turim tokią priežiūrą ir tikrai žinojom, kad viskas bus gerai ir nieko nepraleido pro akis Vytenis. Tai va, kas yra komandinis darbas? Statybos objektos susideda ne vienas žmogus stato, ne projektų vadovas, ne dizaineris, o visa bendra komanda. Ir jeigu komanda susidirbus, tai labai lengvas darbas. Paskui miela malonu prisiminti.